Ar saugi šiandien Lietuva? Tikrai galiu atsakyti, kad saugesnė. Saugesnė negu tada, kai prieš daugiau nei pusšimtį metų Lietuvos partizanai gynė Lietuvos laisvę. Tada jie buvo vienui vieni. Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę, apie kurią svajojo mūsų partizanai, ir apgynė ją tomis lemtingomis sausio valandomis. Tada jau Lietuva turėjo draugų, nebuvo visiškai vienui viena. Šiandien yra visiškai kitaip. Jau šio šimtmečio pradžioje amerikiečiai pakvietė Lietuvos karius kovoti kartu prieš pasaulinio terorizmo grėsmę. Ir jie pasirodė kaip puikūs patikimi kariai. Šiandien mes nebesame vienui vieni ir šiandien amerikiečių naikintuvai pas mus atvyko padėti savo kovos draugams.